Sveiki visi, taigi iš filmuką, taigi pamatai, kad aš turėjau daugiau dalykus, o dabar aš, taigi čia daugiau žaisiu, taigi čia kaip bus serija, taigi panašiai. Na. Ir mes žaisim čia bus faina serija. Tada aš tik čia bandysiu gauti daugiau ginklų, daugiau dalykų. Biškutį daugiau dalykų iš vakar. Ieškau karvės. Tikiu gyvūnais. Gerai, supratau. Iki. Važiuoju. Kur? Kokia pasakyta, kitai neįsaitų. Ir dabar tai iškestas tarp mūsų dalykas. Pamačiau tik dabar, kad daug karvių mėsą turi. Supratai? Supratau. Tu apie Stulginą žaišnėkę. Jie taip per gyvenimą pasipantė. Ką jau Taisonas sako, kad jis pas mus atsirado. O kas čia klausimais? Na, jeigu taip sakyk, kad kažkur pasigavo mieste prie Sofijos viešbutį. Nes toks. Gerai. Tu sakai, nepatikės. Patikėjau, nebegalėtum kas antras buvo. Aš taip patarsiu. Pagavau katiną. Gerai. Kita bus naktį, tada aš dabar einu, taigi... Einu namuose, jeigu aš galiu surasti. Kaip tai kam, tai reikėtų išsiaiškinti. Kas kaip pridara, kad gal ir išsiaiškini, bet ne telefonu, tai reikia kalbėti. Pamačiau katiną, bet nieko tokio, aš galiu surasti kitą katiną. Čia bus gerai. Galim surasti kitą katiną vėliau, bet bus viskas gerai. Pats matai, aš nieko nedarau. Lorenzas pats čia šoko viską. Jis viską sutvarkė. Tai aš nesupratau, kad jo susėlė kaip. Pamačiau čia sėdit karštą. Ačiū tau labai, leistum pakalbėti. O, matai, kaip pasakiau, mes galim surasti katiną. Tai aš klausiu, tu mano ar Lorenzo pusėje? Aš niekieno pusėje. Aš prieš bet kokį trinti tarp kėdų. Taip nenūna, kad niekam. Jūs ką čia atnešė? Šiam vodką gertai, o aš nelabai. Iš viso tau ne zona, kad aiškintis kas už ką. O, net zona, dar ir tokia zona.
Visi tik ir žiūri, kaip vienas kitą išdu, kaip ant galvos atsisės. Čia beveik visų. Sakė 15 Pagavau katiną. Pasakiau, paskambinau. Nu tai po visko jau, kai viskas buvo baigta. Man reikia duoti jam žuvį. Gerai, šitą dantis nesitikiu. Dar ką nors sužalosiu, pavyzdžiui, kaip darina. Išsiaiškinai, kas nusidėjo. Įsakė. Nepakalimas. Jau, rytoj sako. O jau baigiau, va čia netreka. Pamirštam, jau darom failą. Sakės antrą eilė. Skirtum. Kas nesidarbo? Gerai. Neturi savai? Tikrai netgi kad būda. Organizmą valyti. A jeigu neturi, tai važiuok pas tą Taisoną ir klausinėk iki nukritimo. Pistoletą atvežė man. Ne. Atiduosiu pakankamai instruktažo. Pagavau biškutį žuvis ir dabar aš galiu maitinti katiną. Reikia kilti. Mindaugo vaikas serga, o aš be mašinės savo. Nu. Nu. Skambinkit, jeigu kas. Naglėja blyn išvis. Kas tau vėl blogai? Nu, pistulkos neatiduota, ginklininkas, matai, atsirado. Dar ir šneka, kaip dirbtų kokiam Makarui, nežinau. Tavo reikalas, mano reikalas. Nepatinka man ir viskas. Lorenzas sakė, kad reikia visiems susitikti ir pakalbėti, kas tie visi turbūt dabar darysim. Mums reikia su Lorenzu dviese šnekėtis. O mano nuomonė, reikia visiems tavo nuomonė. Kokia ta tavo nuomonė? Pats ką tik sakai, kad nežinai, kuriai pusėje. Ar Lorenzo, ar mano. Mes turim dviese susėsti ir normaliai viską išsiaiškinti. Žodžiu, tai... Nepamiršiu, kažkur įkūrėsi. Miestą. Tai kada? Gerai. Noriu užaugintą arbūzą. Neturiu, taigi, aš to taikiu, kad man reikės gauti dalyką. Čia baisu. Aš manau, bet labai skaudu, tai gal kitą kartą. Gal užeisiu pas tave į barą, pasikalbėsim. Nu, jau pusę metų nebuvai.
Atsiprašau, kad aš nekalbėjau tiek daug, bet viskas gerai. Tuoj aš pabaigsiu šitą filmuką ir čia bus viskas gerai. Tu matai, koks niekšas? O, pagaliau suradau. Ta, taigi... Daug čia jo yra. Kalbam. Tu taip niekur neskaito, tu buvai pas mane įdomu. Šitą serija bus biškutį ilgesnis negu anas, bet nieko tokio. Pabaigiau tik daryti. Biškutį dabar ieškosiu. Ir tiek žmonės, taigi. Palaukiam iki trečio